Jeigu ieškote termovizoriaus, renkatės ir nežinot, kaip išsirinkti tinkamą termovizorinį priedėlį jums, tai trumpai norėčiau padėti susibendrinti informaciją, į ką reikėtų žiūrėti. Visų pirma, termovizoriniai priedėliai turi skirtingus lęšius. Gali būti 25, 35, 50 mm. Kuo didesnis termovizorinis lęšis, tuo didesnis šilumos praeinamumas ir tuo geriau jums rodo vaizdą. Toliau eina matricos, kurios stovi termovizoriuose. Yra rinkoje 3 – 264, 384 ir 640. 264 yra labai ekonominė, prasta, viduriukas 384 ir geriausia šiuo metu montuojama į termovizorinius priedėlius 640. Kuo jinai yra aukštesnė, tuo geriau, tuo vaizdas detalesnis ir tuo jūsų vaizdas matomas per ekraną yra detalesnis. Ir artinant optiką su optiniu artinimu, jūs mažiau matot išsipikseliavimą. Renkantis termovizorinį priedėlį gali būti integruotas akumuliatorius, kaip šiame, arba išimamas akumuliatorius, kaip šitame. Renkantis vėlgi įsivertinat, ar jūs ilgai medžiojat, ar jūs trumpai medžiojat. Laikai panašus yra, ten 5-6 valandos, bet vienas yra integruotas, reikia powerbanko, jeigu nusėda ar pamiršot pasijungti. Kitas yra išimamas, galit pasikeisti antrą, kuris dažnai būna komplekte ir naudoti taip. Dabar renkantis termovizorinį priedėlį reikėtų atkreipti dėmesį į medžioklės sąlygas. Kokiais atstumais medžiojat, kokiom sąlygom, biržės, laukai, palaukės, labai tolimais atstumais, labai mažais atstumais ir pagal tai pradėti rinktis. Kodėl taip sakau? Dėl to, kad kiekvienas termovizorius su skirtingais lęšiais ir skirtingais detektoriais turi skirtingą matymo kampą visų pirma. Tai priedėliai su 35 mm lęšiu ir 640 matrica turi plačiausią matymo kampą. Jis yra ant 100 metrų apie 24-23 metrai. Termovizoriai su 384 matrica ir 35 lęšiu, 640 matrica ir 50 lęšių ir taip pat 384 matrica ir 50 lęšių, visi turi siaurą matymo kampą. Tai yra apie 14-13 metrų ant 100 metrų. Ta turite įsivertinti. Ir jeigu trumpomis distancijomis medžioja, ten iki 100 metrų bokštelėje sėdi tik tai biržės trumpos nedidelės, tai termovizorius su platesniu matymo kampu yra geresnis pasirinkimas, nes jums nereikia matyti labai toli, o jūs matot plačiai. Jeigu norit matyti žvėrį kuo detaliau ir kuo toliau atpažinti objektą, tada jums reikia rinktis maksimalų 50 mm lęšį ir maksimalią matricą 640, o ne 384. Gamintojų šiai dienai rinkoje yra tikrai labai daug ir siūloma kuo toliau, tuo pigesnių termovizorinių priedėlių, optikų ir monoklių, bet visada rekomenduoju atkreipti dėmesį į servisą, kad jisai būtų tikrai geras, greitas, idealiausia Lietuvoje. Ne kiekvienas gamintojas tikrai turi servisą Lietuvoje, bet stengiasi užtikrinti tuo atveju termovizorinio priedėlio ar optikos ar monoklio pakeitimą naujų jam sugedus. Jeigu tai atsitinka pradžioj naudojimuose, o garantijos laikotarpis visų priedėlių yra 3 metai, tai jeigu kažkas atsitiktų, tai tuo laikotarpiu būtų suremontuojama greitai ir kokybiškai Lietuvoje. Todėl tikrai neskubėkit rinktis, nežiūrėkit vien tik tai į kainą, ne visada sutaupyti keli šimtai eurų jums padės ramiai miegoti ir nebijot, kad priedėlis nesuges. Tikrai rekomenduoju Thermtec Hikmikro termovizorius, jie tikrai kokybiški, labai mažai genda ir tarnauja tikrai gerai. Pasirinkimas didelis, Thermtecas turi 2 modelius, Hikmikro turi 4 netgi ar 5 modelius. Tai tikrai yra gama nuo vidutinės kainos iki aukščiausios kainos. Tiek su
paprastu lęšiu, tiek su tolimačiais, kurie yra integruoti į lęšį, arba būna variantų, kur šalia pridėti, bet ten jau papildomai kliuvinys. Tad naujausios technologijos dideliuose lęšiuose montuoja tolimatį į patį lęšį, kad jum netrukdytų. Termovizoriuose, kuriuose yra integruotas lazerinis tolimatis, nebūtinai gali būti balistinis kalkuliatorius, kuris paskaičiuoja suvedus šovinio duomenys, jums nusimatavus atstumą į ekraną, neišveda tos informacijos. Šiuo metu Hikmikro Thunder serija turi monoklį, tą priedėlį su lazeriniu tolimačiu, bet neturi dar balistinio kalkuliatoriaus. Tas tikrai bus atnaujinimas ir tas tikrai bus įdėtas kalkuliatorius. Yra variantai su dirbtinio intelekto tolimačiu, bet jisai nėra lazerinis ir jisai nėra tikslus. Todėl tikrai nedėkit vilčių, kad jums bus suteikta informacija labai tiksli ir jūs atstumą nusimatavę su juo žinosite tikslo atstumą. Tikrai ne, ten gali būti paklaida ir 20 ir 30 metrų. Ten pagal atitinkamo žvėries dydį, jeigu pataikysit suvestą elnę, pavyzdžiui, kad jo aukštis yra 1,70 m ir jisai ateis 1,70 m, tada padarys apytiksliai. Bet jeigu išeis elnio jauniklis, jisai nesieks 1,70 m, jisai bus 1,20 m ir jau tas atstumo rodiklis bus tikrai klaidinantis ir nebus jo tikslaus. Todėl jeigu medžiojate didesniais atstumais, tikrai rekomenduoju rinktis termovizorinį priedėlį su lazeriniu tolimačiu, tam, kad galėtumėt nusimatuoti tikslų atstumą ir nepadaryti klaidos šūvio metu.